pradėjo šitą pusę. Žiūriu, kaip reikės nuversti šitą medį. Tyrinėjom čia visus medžius. Einam vyrukai, dar parodysim visiems, kokių mes čia turim medžių. Jauni berželiai. Va čia toks yra egzotinis kažkoks medis, mes tai tyrinėjom, kad jisai liktai jo lapeliai kvepia. Google'as taip sakė. Kol kas uodžiam kažkokį kvapą. Kvepia, rimtai kvepia, pauostė, kaip kvepia. Sakau, man kažką primena, vaikystę. Kaip- Apsvylių po kažkokį. Kaip kvepia ir tokių medelių yra ne vienas. Mes čia taip nusprendėm, kad mes gyvenam kažkokiam botanikos sode čia. Nes čia tiek visokių augalėlių. Va, čia vėl tas kvepiantis medis. Kiti dar yra be lapų, bet jau turbūt greitai bus. Nusipirkom botanikos sodą. Vėl kvepiantis medis, tik užmiršau pavadinimą. Dar daug neišskleidė pumpuriukų, dar sužinosim. Atradom, kad mes turim trešnę, turim vyšnę. Va ten netgi vyšnė yra išlindus, žiūrėk, iš eglės, vyrukai, matai? Tarp eglių auga vyšnė arba trešnė. Čia dar tik tai pumpurėliai sudėti žiedams, o va čia jau žydė. Lauk, ką mes sakėm, čia vyšnė ar obelis, ar kas čia? Čia gali ištrešinti. Čia trešnė gali būti. Nu, sakūra turėtų būti rūžava. Gal. Nes čia taip egzotiškai viskas, taip bus skanu kažkada, tai čia irgi augalėlis žydė. Lauk, žiūrėjom, užmiršom pavadinimą, ne? Žiūrėjomgi šitą. Koks jo pavadinimas. Kokie gražus kankorėžiai ant eglių. Čia nepasakiau, mes einam aplink savo sklypą, aplink savo žemę. Va, jau žydės toj. Toj jau žydės, toj. Irgi bus vyšnė, arba obelis, arba trešnė, nu kažkas iš šitų. Va, kaip gražiai, kaip čia bus skanu. Čia yra labai senas beržas. Senas senutėlis. Ten kitas pavyzdys. Ten tolumoj. Už beržą. Filmuosiu senutėlį. Va, ten toli yra kažkokia sodyba. Ne, dar. Mums dabar dar užbaiginėja namuką. Bet turbūt ten nebus ilgai. Tie darbai netruks ilgai. Kaip gražu. Branduks išeina į medžioklę. Širdelė pareina. tą kerpę reikėtų nudaužti. Miręs?
per tą kerpę viskas. Supūdė mūsų. Oi, koks beržas gražus. Filmuoju dangų, kad nufilmuoti šitą beržą. Aha. Nu, yra kaip yra, tegul būna. Aha. Mes buvom apžygiavę visą savo šitą sklypą, tai išėjo beveik kilometras. Žiedukai. Arba beržas. Kur tas beržas buvo? Nu, kažkas, bet ne žiedeliai, čia nežinau. Va, avietė. Nežinau, kas čia kur avietė. Avietė. Jo. čia nežinau, Ne, kas. čia ne avietė. O ten O va čia va avietė. Avietė. Nu, žodžiu, galėsim maitintis. Jeigu dar tavo prigys. O mano dar 30 pasėda. Mes nuskęsim uogose. Bet jeigu mano prigis, neaišku, kol kas gyvybės ženklų nerodo. Bet sakė, pradžioj turi ten šaknynas išgyventi. Išgyventi, sakau. Išsikeruot, va. Tik kitais metais pasidarys. Kas? Bet tavo koks kvotas, o tu kokie patelės. Čia gal laukinukės jos. Mūsų karo kvotas. Taip atrodo mūsų viskas. Šitaip atrodo. Visa teritorijos dalis. Renkatės malkas, va šitai dar ant medžio. Kiek metų tam medžių? Aha. Jisai kažkoks iš daug kamienų, žiūrėk, iš daug kamienų. Čia buvo nupjautas jau, tai pusiaus to. Kamienų daug šakelių. Gali būti ir gavosi toksai medis. Kaip gražiai. Nu jau mes nelaužykit, va čia gulėjo kažkokia tai. Ne. Kai jau pamatysim, kai viskas bus žalia, tada laušim. Kai jau tikrai žinosim, kad... Žiūrėk, čia numirusi eglutė. Numirė eglutė. Liūdna. Kokia galinga. Gaila. Nu va, viens apie rastus, kitas. Ne, ten ta gyva, baigtų. Gyva. Viskas nulūžęs. Ai, dvi mirusios. Kaip gaila. Ir tokios galingos. Ne, nieko nepjausim, kol stovi, tegu stovi. Ir jos užstoja mums čia tą šulinį. Arba čia reikia tada naujų medžių. Kol užaugs tokie medžiai. Kai čia darys. Jo, va Jeigu šičia. nors tada jau. Tada irgi mašina samdys, kad jis per didelis suraktų. Jo. Kaip gražu. Čia klevas jaučiu. Jo. Čia irgi buvo storas, miręs. Ai, miręs klevas išleido. Aha, kaip faina. Galėtų ir eglutės taip išleisti. Čia yra šernų takas, jo. Dabar mes esam patys šernai. Tai va, mūsų sklype mažai.
Mes nuskendę malkose ir šapaliuose. Pėdsakai, va. Jo, ir eina va tie pėdsakiukai. A jo, gal stirnos, mes nelabai nusimanom, aišku. Jo, vakar briedį matėm, tiksliau brendis pamatėm, mes pradėjo loti ir tada jau ir mes, aišku, pamatėm. Buvo atėjęs briedis ten į kanaliuką atsigerti. Bet toks gražuolis. Va čia irgi, man atrodo, tie egzotiniai medžiai kažkokie kvepiantys. Tie patys kvepiantys. Ne, va čia tie patys kvepiantys. Tie patys kvepiantys medžiai. Jo, čia pasodinsim. Galim pasodinti laisvai. Pasodinsim dar, mums čia yra per mažai medžių. Mes norim daugiau turėti medžių. Kur tos mano avietės? Jo, va čia. Va mano avietė, bet jinai kol kas va tokia. Tavo avietė valgo. Na, fantastika. Nėra aviečių. Prisipirkom už 90 eurų, o čia va pilna žemė aviečių. Žodžiu, čia nieko nereikia daryti, tik reikia garšvą naikinti ir dilgėlės naikinti. Nes visa žemė pilna garšvos ir dilgėlių. Jau su tom tai nepakovosi. Nu išlys kokia gyvatė. Nu va, pusė žemės jau atėjom. Va. Pusė žemės atėjom, pusė teritorijos atėjom. Va. Kaip tam mūsų meistriukui sekas, kaži. Deda duris? Fantastika! Va, koks langas. Va. Jei, kaip gražu. Tai tiek žinių. A ne, brendukai? Brendi?